Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pasidalinti dar vienu patarimu, kaip palengti trikotažą, kai neturit nei plokščiasiūlės, nei overloko ir tik savo vieną mylimą mašinytę. O jeigu rimtai, tai aš siuvau tokį trikotažinį užmestuką, kardiganą, kurio vidinė dalis buvo labai matoma ir norėjau padaryti taip, kad nesimatytų nei overloko, nei plokščiasiūlės ir išbandžiau dar vieną būdą. Štai tokį koriuką. Va štai čia yra geroji pusė. Geroji pusė, aišku, parinkau siūlus į spalvą. Matosi toksai vat koriukas. O štai čia yra blogoji pusė. Štai taip. Ir geroji, ir blogojoj pusėj. Va toksai yra palenkimas. Jums reikia mašinoje nusistatyti štai tokį koriuką. Nepamirškite naudoti trikotažinių adatų. Užsilenkiam savo numatytą palanką. Jeigu reikia, prisitvirtinkit arba pridaistykit, kad palanka nepasislinktų. Naudosiu kontrastingus siūlus tam, kad jums geriau matytųsi. Atkreipkite dėmesį, pasidėjau palankos kraštą taip, kad jisai eitų tiksliai per pėdelės vidurį ir pradedam siūti. Na, žiūrim, kągi mes čia turim. Taip, blogoji pusė. Atkreipkite dėmesį, kolegos, šitas koriukas, jisai ir pritvirtino jūsų va šitą vat palanką ir kartu apmėtė. Štai ir viskas. Trikotažas ir apmėtytas, ir palenktas, ir nusiūtas, ir viskas labai gražu. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Susitiksim kitose pamokose.